Dabar mes vėl grįšime prie žemėlapio paskyros ir parodysim dar kelias funkcijas, kurių negalėjom parodyti be pagrindo ir kažkurių dalykų. Tai pirma funkcija yra įdėjimas atsiradimo taško, tai paspaudom S pointas. Ir štai mes priedinam jį, tik dabar su Shift F jį pridedame. Ir kaip matome, atsirado ta vieta, kur žaidėjas atsiras. Dabar galime išsaugoti žemėlapį, save map as, tada rašom map test 1 ir išsaugom. Matote, jis sėkmingai išsaugotas. Dabar galime, kai jau išsaugota, įdėti tą naują žemėlapį išsaugotą per naują į test map. Test map pasirinkame ir įdedam naujai išsaugotą. Kaip matote, ir štai įdėjome. Dabar nukopijuojame linką ir jau mes galime savo žemėlapį vaikščioti ar daryti, ką norime. Ir dar vieną funkciją parodysime, tai yra try map. Tai yra išbandymas žemėlapio. Tiesiog, kai paspaudžiame išbandyti žemėlapį, pradings visi ksiukai ir mes negalėsim nieko pasielgti. Mes tiesiog galėsime ramiai pražiūrėti visą žemėlapį, nebijodami, kad ką nors užkabinsime. Kaip matote, viskas pradingo ir dabar nematom jokių destroy ksiukų ar delete ir galime ramiai apžiūrėti viską. Dabar per naują užkrausime bulderį, kad galėtume dabar jį ištraukti tą žemėlapį. Tai dabar vėl map, tai yra žemėlapį renkamės ir ištraukimą žemėlapį iki pačio galo ir štai loadinam ir OK. Ir kaip matote, štai mes turime žemėlapį.